Sveiki visiems, namaste. Šiandien noriu pašnekėti apie vidinę ramybę ir kaip ją šiais laikais saugoti, gamintis. Yra daug rakursų, kuriais galime šnekėti apie vidinę ramybę. Bet šiandien noriu pašnekėti apie bendravimą. Kaip per didelis bendravimas sujaukia vidinę ramybę. Tikrai nesuklysiu pavadindamas šios laikus tai komunikacijos laikais. Mes daug komunikuojam. Ir informacijos srautai, kurie ateina mum į sąmonę, yra viršijantis sveikas normas, mano manymu. Realiai viršijantis. Kadangi yra internetas, komunikacija yra labai greita, vieno mygtuko paspaudimu. Ir tu gali tai daryti miške, pievoje, mieste, supermarkete, traukiny, mašinoj, savo lovoj, namuose. Tiesiog mygtukas ir tu komunikuoji. Bet ką žmogus pamiršta pamastyti yra tai, kad pamiršta atkreipdėmės vieną dalyką, tai yra tai, kad kiekvieną kartą, kai jis komunikuoja, į jo sąmonę patenka informacija. Vaizdinė, garsinė. Tai yra milijonai vaizdų, milijonai garsų, žodžių, sakinių ar šimtai tūkstančių. Iš tikrųjų milijonai, nes filmas, kai eina, tai ten yra daug kadrų. Daug besikeičiančių vaizdų ir visus tą vaizdus, visą tą garsinę informaciją smegenis turi procesint, analizuot, išdėlioti lentynėlės, apdoroti. Smegenys turi apdoroti šitą garsinę vaizdinę informaciją. Ir dar dasideda gyvi žmonės, kurie labai daug šneka ir kuo toliau, tuo labiau šneka. Nes daugiau nerimo, kai yra daug nerimo, yra daug šnekama. Tu turi dar ir tą informaciją apdoroti, po to yra šeima, kurioje yra daug šnekama. Ir tu praktiškai atrandi save, kad tu praktiškai visą dieną į tave be sustojimo eina informacija. Be sustojimo. Tai va tas pats, kas išėjus į lauką ant stipraus vėjo, gali pabūti valandą, dvi, po to norisi kur? Norisi užuovėjos. Tai va tas stiprus vėjas, tai yra informacija, kuri plaukia į mūsų sąmonę, judina mūsų sąmonę, taip kaip vėjas judina drabužius ir odą, taip ir informacija judina kaip vėjas mūsų sąmonę, mūsų protą, bet ne 2 valandas. O nuo atsikėlimo iki ėjimo miegot. Jeigu žmogus miega, sakykime, 7 valandas, tai 17 valandų judina į informaciją. Nes darbo metu mes irgi komunikuojam ir daug komunikuojam. Nebent žmogus dirba mokslinį darbą ar su materija dirba statybose, ar elektrikas, ar santechnikas, ar mūrytojas, ar stalius.
Bet tie žmonės, kurie dirba dar su kitais žmonėm, jie toliau komunikuoja. Tai dabar įsivaizduokit 17 valandų, gerai tebūnė ir kad ir 15 valandų ar 14 valandų ant stipriaus vėjo, ant audros. Tai koks tu grįžti? Visas toks vibruojantis. Bet yra dar vienas dalykas. Ne tik smegenis turi apdoroti garsus ir vaizdus. Tavo subtilus kūnas gauna energijas. Nes kai mes komunikuojame, mes ne tik girdim ir ne tik matom. Mes priimam energiją su tuo vaizdu ir su tuo garsu. Vienas dalykas yra parašytą žodį perskaityti. Kitas dalykas jį išgirst piktai, kai tau sako, arba maloniai, arba su pagieža. Dar su informacija eina energija, emocija, energija. Tai mes ne tik informaciją turim apdoroti, ne tik vaizdą ir garsą, bet mes dar turim apdoroti ir energiją, kuri eina su to vaizdu ir su garsu. Ja galima irgi laikyti kaip informaciją. Nes žodis pasakytas su viena emocija turi vieną reikšmę. Kur eini, gali būti pasakytas su rūpesčiu. Ir kur eini, gali pasakytas būti su kontrolė. Ir kur eini, gali būti pasakytas su pykčiu. Ir pavydu, ir dar kažko. Taip, kad mes ne tik informaciją, tą tiesioginę prasme turim apdoroti, bet ir energiją gaunam. Į mūsų įeina energija, va taip kaip vėjas mus liečia. Va. Energija. Ir tai dar duoda didelį krūvį. Tu ne tik girdi, tu ne tik matai, bet dar yra energija. Ir ta energija dažniausiai yra ne pati šviesiausia. Tai tekstai ir vaizdai, žodžiai ir vaizdai, kurie ateina, jie nėra išsakomi su kažkokia šiluma ar meile. Nes žmonės yra įsitempę, pavargę, pikti, nepatenkinti dėl valdžios, aišku, dėl visos geopolitinės situacijos. Ir visa tai, ką jie šneka dažnai, arba tu juos matai, veidus, gestus, visa tai neša dar ne tik informaciją, bet ir energiją. Ir ta energija papuola į tave. Tas nepasitenkinimas ir pyktis ir baimė ir neužtikrintumas dėl rytojaus, kaip bus, kas bus. Ir plus informacija, ir plus energija. Ir tavo sąmonė visą laiką randasi tame. Dėl to atsiranda tokios stovyklos kaip tylos stovyklos, ir jūs galite įsivaizduoti, kur yra sumokami pinigai už patylėjimą. Tai kiek daeita? Už patylėjimą. Na, aišku, yra instruktoriai, kurie sako, stebėkit ten tą, bet realiai už patylėjimą, nes žmogui tyla jau yra prabanga. Protas nebegali nusiraminti, jam reikia realiai jau tylos. Ir atsiranda rinkoje pasiūloj tylos stovyklas, už kurias dar turi susimokyti didelius pinigus. Na. Dėl to, kodėl tu ten važiuoji? Dėl to, kad savaitės bėgi arba 2 savaičių bėgi, viso gyvenimo tėkmėj tu nedarai pauzių, tu nedarai tylos. Tu pliurpi, klausai kitus pliurpančius ir jau kai tu sprogsta galva į vieną kraštutinumą, tai tada tu eini į kitą kraštutinumą, savaitę tyli ir po to grįžti į balansą. Arba labai daug šneki ir komunikuoji, arba visiškai tyli ir nekomunikuoji ir tada balansas. Tai geriau kartą savaitę, kartą į 2 daryti savo tylos valandas, arba kasdieną tylos pusvalandį ar ten valandą, kaip kiekvienam palei situaciją šeimyninę ar darbinę ir kokią kitokią. Ir neperkaisti. Ir tą vidinės ramybės daugiau turėti. Nes
prie tokios informacijos kiekio ir prie tokių energijų kiekių vidinę ramybę palaikyti yra praktiškai neįmanoma. Netgi miego metu psichika toliau dirba, smegenys toliau dirba ir žmonės neišsimiega. Ir tų raminamųjų, migdančiųjų kiekiai didėja pasauliu. Ir svaigalų vartojimas didėja, nemažėja. Ypatingai jau tarp jaunimo tarpo. Dėl to, kad tiesiog viena iš priežasčių, aš tik sakau, viena iš priežasčių. Tu per daug įsileidi į galvą vaizdų ir garsų, viskas. Jeigu tu pabūsi gamtoj 8 valandas ir sociume 8 valandas, va tu palyginsi, kas bus gamtoj pabuvus ir sociume pabuvus. Ir tada suprasi, kokią tau energiją įneša gamta ir kokią energiją įneša žmonės. Jeigu tie žmonės būtų ramus ir laimingi, tai energija, kurią tu gauni, nukonkuruotų gamtos energiją. Bet žmonės nėra labai ramus ir nėra labai laimingi. Dėl to tai, ką tu sugeri, tu po to procesinį apdoroji, o tą energiją virškini. Informaciją taip daroji, bet energiją virškini. Ir pavargsti, sudegini daug energijos. Pavargsti. O kai pavargsti, tampi piktas, neramus, nelaimingas, įsitempęs. Tai ką aš noriu pasakyti, tai kad ribokim informacinius srautus, kurie vaikšto. Ir žiūrėkim, kokią energiją gaunam iš kokių žmonių. Jeigu gaunam neigiamą, ribokim. Ir jeigu matom, kad tam tikri kanalai internete, ar Facebooko grupės, ar kažkas prikrauti yra negatyvę informaciją, negatyvę energiją, per daug prikrauti. Ribokim. Nes viskas, kas įeina, viskas įrašoma. Absoliučiai viskas. Net jeigu tu žiūri telefoną ir tuo metu 2 sekundėm nutupia musė ant ekrano ir nuskrenda. O šitą akimirką yra įrašoma. Ir netgi po 10 gimimų tu gali šitą akimirką pamatyti. Jeigu nueisi ten gilyn į kietą diską. Va ta musė, kuri prieš 10 gyvenimų ant tavo telefono ekrano nutupė. Porai sekundžių. Kai tau buvo 29 metai, 5 mėnesiai ir 8 dienos. Tu buvai amžiaus. 12 valandą 31 minutė 55 sekundės. O ta akimirka bus įrašyta. Viskas įsirašo. Į subtilų kūną. Ne į smegenis, bet galų gale į subtilų kūną. Į smegenis turbūt irgi įsirašo, kaip aš ten nežinau, bet į subtilų kūną tikrai. Dėl to, jeigu pavyksta žmogui grįžti praeitus gyvenimus, jisai gali pamatyti labai labai didelės smulkmenas. Nedidelės, bet tiesiog smulkmenas ten prieš 5 gyvenimus, kai jam buvo 15 metų, ten 8 mėnesiai, 3 dienos, tokio amžiaus prieš 5 gyvenimus. Ir tu pamatysi tą dieną. Jinai yra įrašyta. Ir vaizdai, kuriuos tu matei tą dieną, ir žodžius, kuriuos tu girdėjai žmonių, jeigu tu buvai žmogaus formai, ir kvapai, kurie buvo tą dieną, ir tai, ką tu prisilietei, ir tai, ką tu ragavai, per visas jūslės informaciją, kuri atėjo, ir netgi ką tu mąstėjai, čia tai yra iš vis dar įdomiau, ką tu mąstėjai ir ką tu jautėjai, net ir tas įrašyta yra. Čia yra, tokia mistika. Nes būna grįžta žmonės į praeitus gyvenimus, jie jaučia, ką išgyveno. Reiškia, emocijos įrašytos. Ir jie jaučia, ką jie mąstė, koks jų buvo mentalitetas. Tai va, tai
Ir kai mums dienos per dieną suvaro ir energija ne pati šviesiausia, daug nerimo, daug baimės, daug pykčio, negatyvumo, ir informacija ne pati šviesiausia, tai ką tu nori turėti? Tau tokia dozė sueina. Tai vat jeigu mes norim ramybę turėti, mes turime reguliuoti, kiek mes esam prie ekranų. Gal ne kiek esam prie ekranų, bet ką žiūrim per ekranus. Ir ypatingai reguliuoti, su kuo mes bendraujam, kiek laiko bendraujam, pavyzdžiui, telefonu ar gyvai, kokią informaciją gaunam, kokią energiją gaunam. Ir labai svarbu, tik atsikėlus, tą pirmas pusę valandos ar valandą ir einant miegot, jau atsijunginėt nuo interneto. Atsikėlus imti ir žiūrinėt, scrollint kažką yra labai negerai, nes tos pirmos minutės atsikėlus, jos yra skirtos afirmacijom ir dienos nuotaikai suformuot, tikslam. Aš atsikėlęs dažnai sakau, viskas, kas bus šią dieną, bus į mano tobulėjimą. Jai Giriraj Maharaj, Vrindavan Dham ki jai, Radha Krishna ki jai ir taip toliau, palei savo tikėjimą jo. Bet aš save taip, kaip pasakyt, sufokusuoju, kad viskas, kas bus šią dieną, bus mano tobulėjimui. Atsimink šitą, atsimink, nes aš nežinau, kas bus šitą dieną. O einant miegot, aš tiesiog atsisėdęs ramiai peržvelgiu, taip pat perstumiu, kaip telefone, nuotraukas ar video filmus dienos bėgio. tą išmokau, tą mokiausi, tą supratau. Neretai ir įrašų temos gimsta būtent ryte ar vakare, va taip peržvelgus. Na ir aišku, ryte sėdi į meditaciją, geriausia, nekomunikuoti ryte. Iš po miego dar marmaliuzė galvoj, smegenys apdoroja informaciją, sapnai ėjo, nusiprausi, sėdi tyla į meditaciją. Ir pirma asmenybė, su kuria bendrauji, yra kūrėjas. Yra tas, kuris tave sukūrė, kuris tavo širdį palaikė naktį, kurio dėka tu dar atsibudai ir tu gyvas. Va šito bendrauji. Ar su savo šventaisiais dievybėm, nesvarbu. Vat jam skiri dėmesį. Ir kai su juo pabendrauji, sąmonė pakyla, viskas prašviesėja, pasaulį biškį kitaip matai, tada pradedi bla 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 su savo ponia arba ponu bendraut. Ir su savo bembiais bendraut. Aišku, motina eis prie vaikų, jeigu jie maži. Čia yra, tų situacijų mes dabar nenagrinėjom, bendrai šneku. Ir tada tu bendrauji su žmogiškųjų pasauliu, su žmonėm. O su žmonėm yra nepaprasta, visi su savo kažkokiais tai. Tu atsibudai, tau vienos planetos veikia, o tavo ponia atsibudo, jai kitos planetos veikia. Ir tavo mažylė atsibudo, jam dar kitos planetos veikia. Ir tu nežinai, ką tu rasi. Gerą nuotaiką, blogą nuotaiką, pusinę nuotaiką. Tu nueisi į darbą, ten vėl ateis žmonės veikiami planetų. Veikiami savo gyvenimiškų situacijų. Tai yra tikrai sudėtinga. Tu viską turėsi virškinti. Tu namuose virškini, darbe virškini. Po darbo vėl turi apdorot, suprast, teisingai suprast, neklaidingai, neužsikabliuot, neužsigaut, nepult, neužpykt. Tai tiek egzaminų kiekvieną dieną. Ir jeigu tu dar ten į tos ekranus ten varai, saky, ten kemši informaciją, kemši. Tai tada tu
nu tu tai jau, kaip sakyti, esi visiškai užbombarduotas tavo smegenis. Ten viskas va šitaip verda, tavo psichinė energija sėda, netgi tavo imuninė sėda, aš manau. Nes psichinė energija įsėdant ir imuninė sėda. Ir dažnai tu gali pagauti, kad tu viduj ramybės neturi ir tu bėgi nuo to neramumo viduj, tu bėgi į neramumą išoriai. Tau reikia labai daug žiūrėti visko išoriai, kad užtildyti tą vidinį neramumą, užbombarduoti save išorinę informaciją, kad negirdėt savo vidaus. Tai va, darykime pertraukas dienos bėgi. Ryte ir vakare būtinai jau eikim į tylą, medituokim. Kaip sakiau, labai gerai yra pokalbiai su antra pusė vakare, bet tokie prasmingi pokalbiai. Taip, jie neša informaciją, bet jie neša gerą energiją, susibalansavimą, nusiraminimą, grįžimą į amžinybę, nes mes čia esam laikinai su savo rolėm, laikinom. Ir tos rolės jau praeina, tu ten tėtis, po 20 metų jau nelabai tėtis, žinai, vyras, po to kažkas tai numiršta, jau nebe vyras, žinai. Nu, vienu metu kažkoks darbuotojas, jau po 5 metų jau nebe darbuotojas, jau kitam darbe darbuotojas, taip toliau. Vienu metu jaunas, po to žiūri jau nelabai jaunas. Viskas keičiasi ir vakare pasikalbėti apie tai, kas nesikeičia. Yra labai gerai sugrįžti tą dvasinę amžinybę, iš kurios dalelės mes esam. Tai va tokie savaitė praeina, darai būtinai tylos valandą, dvi tylos valandas. Ir labai yra svarbu, ar žmogus šeimos žmogus, ar ne šeimos žmogus. Yra labai svarbu jam pabūti vienam. Visiškai, čia kai sako, žinai, va, prabanga, čia vienam pabūti. Jeigu tu nebūni vienas, tai tu po to kitaip pasiemi šitą dalykas. Nu, išsikrauni, išsipyksti, supranti, išvemi, tai tu geriau pabūk vienas. Po to tau nereikės, kitais būdais nusikrauti. Susipyksta, tada tyli savaitę laiko. Tai tu geriau patylėk po valandą, nesusipyks ir po to nereikės tos savaitės tylėti. Tai va, tai ypatingai šeimos žmonėm yra labai labai svarbu tyla, nes jie pastoviai komunikacijai. Ir tai nereiškia, kad žmogus turi būtinai visą laiką malt liežuviu ir komunikuoti. Yra gražu, kai moteris išleidžia vyrą vienam pabūt, ar vyras išleidžia moterį. Ar vaikai yra paliekami tėvam ir tiesiog dviese išvažiuojama ir pabūnama, kad ir savaitę patostagaut. Ir labai svarbu, kad šaknis susijungtų ir vėl ramybę atrastų, nes per tą buiteką vadinamą žmonės išsenka, kaip sakyti, išdžiūna tie santykiai. Ta buiteką vadinama. Va vėl tema į tą savęs įsiklausimą. Ir bet koks žmogus, jeigu jisai savęs klauso, jisai pajaus, kad jam ir dienos metu reikia pabūti vienam, ir savaitės bėgi reikia pabūti tyloj. Ir be telefono, ir be žmonių. Kas turi gilius santykius, jie gali dviese pabūti tyloj. Tiesiog dviese pasėdėti ir patylėti. Vieną kitą žodį pasakyti ir viskas. Tai irgi pabūjimas tyloj. Bet ką aš norėjau pasakyti, stebėkim, kokia informacija, ką daro mūsų psichikai. Vaizdinė, garsinė, tekstinė. Patikrinkim save, kaip mes jaučiamės po paskrolinimo, po vieno ar kito kanalo pažiūrėjimo, žinių pažiūrėjimo. Pamatysim, kaip manipuliuojama, kaip žmonės grūzinami, kaip jie laikomi specialiai žemose vibracijose, tai yra baimėje, nerime, kaip skaldomi žmonės. O tada pradedi matyti, bet tam reikia atsitraukti.
Tai va, tai kai sakom, kad ramybės nėra, pirmiausia, pagalvokim, ar mes ne per daug komunikuojam. Nes tokių žmonių, su kuriais pakomunikavus ateina ramybė ir laimė, vis mažėja. Tokių informacijos šaltinių internetinių, kuriuos pažiūrėjus ateina laimė ir ramybė, mažėja. Daugiau pabendravus su žmonėm ar internetu, atvirkščiai atsiranda daugiau neramumų negu ramybės. Laimė taip pat nepadidėja. Tai yra. Bendravimas yra turbūt didžiausia, kaip dažniausia veikla, kurią mes darom per dieną. Tai yra komunikacija. Ir nepamirškim, kad dar ir su dangum galima komunikuoti, ir su visata galima komunikuoti, su savo vidumi galima komunikuoti, su savo pasąmonė. Be žmonių yra dar daug kitko, su kuo galim komunikuoti. Ir iš tos komunikacijos ateis atsakymai, ramybė ir balansas. Tai vat, ribokim, limituokim išorinę informaciją, įvedinėkime pauzes, tylos valandas ir ieškokime vidinio balanso šiais laikais. Tai va. Jeigu jums šitos paskaitos atneša kažkokios naudos, kviečiu paremti švietimą, rekvizitus palieku aprašyme ir tada atsisveikinu iki kito karto. Namaste.